kiek yra svarbu būti profesionaliu politiku ir išmanyti, ko tu ten eini į tą Seimą ir kokie tavo tikslai? Na tikrai. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad tie rinkimai tikrai labai svarbus yra Raseinių Kėdainių žmonėms, nes jie šiuo momentu neturi savo atstovą Seime. Ir būnant profesionaliu politiku, jau dirbus Seime, aš matau savo privalumą, nes puikiai žinau įstatymų priėmimo procedūras, puikiai prisimenu ir Seimo koridorių vingrybės. Na, o ypatinga svarba, tai aš manau, tai yra, kad šitos kadencijos pabaigoje labai svarbu yra, kad Raseinių Kėdainių žmonės atstovautų politikas, kuris dirbs opozicijoje. Nes teikiami valdančiųjų įstatymų projektai tikrai nėra jie tie, kuriais džiaugtųsi visi Lietuvos žmonės. Sakote, kad jūsų patirtis ir patyrimas iš tikrųjų tai tie arkliukai, kurie leis sėkmingai tuos metus dirbti sėkmingai, tvarkingai Raseinių Kėdainių kraštui? Be jokios abejonės, nes pats Seimo darbas yra pakankamai sudėtingas, labai daug ir dokumentų renkama, teisės aktų ir juos reikia visų pirma ir mokėti skaityti, būti susipažinusi su jų struktūra, specifika ir tai tikrai, kad patirtis, aš manau, kad šiuo momentu yra labai reikalinga. Rugsėjo mėnesį vienas iš pirmųjų darbų tiek seniesiams, sakykime, Seimo nariam, tiek Raseinių Kėdainių apygardos išrinktam Seimo nariui. Vienas iš pagrindinių darbų bus Lietuvos Respublikos biudžeto 24 metų analizė, patvirtinimas. Tikrai tekę yra dirbti ne tik tai prie Raseinių rajono savivaldybės biudžetų jau ilgą laiką, nuo 2000 metų, tačiau teko dirbti ir priiminėjant Lietuvos Respublikos biudžetus ir 13, 14, 15 metų. Ir ta patirtis tikrai yra išlikusi ir aš tikiuosi, kad bus naudinga Lietuvos žmonėms, ypatingai Raseinių Kėdainių krašto. Ar raseiniškiai ir kėdainiškiai gali tikėtis, nežinot, kaip būdavo, sakykime, čia keletą kadencijų prieš, na vis tiek mes vis tikimės iš to savo Seimo nario tokio savotiško, na, savo krašto protegavimo, ten kažkur keliuką, kažkur žvyrkeliuką, kažkur galbūt kažkokį tai projektuką, ten tokį, ar jūs būsite tas atviras ir bendrausite su visuomenė, įsiklausysite, ko iš tikrųjų Raseiniam reikia, ar tiesiog tuos metus, na, skirsite galbūt ateities kompanijai ar ne, nes sekantys metai jau vyks tie tikrieji Seimo rinkimai. Tikrai viena iš svarbiausių Seimo nario pareigų, o ypatingai išrinktam vienmandatėje, labai svarbu yra bendrauti ir su vietos bendruomenė, ir su vietos savivalda. Tai vieni pirmųjų žingsnių bus, tai būtent susitikimai su vietos savivaldos atstovais. Jeigu galima teikti, kad Raseinių problemos yra žinomos iki labai žinomos, o su kėdainiečiais bendravus bus susipažinta ypatingai su Pernaravos, Josvainių ir Krakių seniūnijų bėdomis ir be jokios abejonės bus teikiami pasiūlymai, kad gauti kažkokį tai papildomą finansavimą būtent Raseinių ir Kėdainių kraštui. Tai neplanuojate būti tik gražus? Tikrai ne.